Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš Europos. Čia pareigūnai atvirai pripažįsta, kad naftos kainų viršutinė riba Rusijos eksportui jau nebeturi jokios reikšmingos įtakos Rusijos elgesiui. Tai, kas pristatoma kaip siauras politikos pokytis, iš tikrųjų yra pirmasis ženklas, kad Europa ruošiasi keisti, kaip vykdomas kontrolės mechanizmas jūroje. ES dabar atvirai svarsto galimybę atsisakyti naftos kainų ribos ir pereiti prie visiško jūrinių paslaugų, palaikančių rusiškos naftos eksportą, draudimo. Dėmesys nebeskiriamas ribų koregavimui ar atitikties taisyklių tobulinimui, o visos kainų ribos sistemos pakeitimui. Politikos požiūriu tai rodo, kad ES nebevertina kainų ribos kaip priemonės, kurią būtų galima pataisyti smulkiais pakeitimais. Spaudimas didėja, nes Rusijos naftos eksportas vis labiau priklauso nuo kelių neišvengiamų jūrinių maršrutų. Teoriškai kontrolės situacija jau atrodo tvirta. Dauguma rusiškos naftos, gabenamos jūra, išplaukia per Baltijos ir Juodąją jūras, todėl tanklaivių eismas neišvengiamai susitelkia į kelis gerai žinomus jūrų maršrutus. Jungtinė karalystė teigia turinti teisinį pagrindą sustabdyti ir tikrinti šešėlinio laivyno tanklaivius, kertančius Lamanšo sąsiaurį, o ES pareigūnai nurodė, kad jei kontrolė ten bus suaktyvinta, jie pasirengę perimti rusiškos naftos siuntas ir uždaryti Baltijos jūrą Rusijos eksportui. Teoriškai toks derinys turėtų palikti Rusijos eksportui labai mažai galimybių slėptis ir suteikti Europos valstybėms priemonės veikti ryžtingai. Tačiau praktikoje kontrolės priemonės dar neperžengė šios ribos. Jungtinė karalystė, nors ir nebėra ES narė, išlieka glaudžiai suderinta su ES sankcijų politika ir dažnai atspindi ES diplomatinės bei kontrolės pozicijas, tačiau vis dar apsiriboja šešėlinio laivyno judėjimo stebėjimu ir sekimu, o ne įprastų laivų stabdymų tranzito metu. Ispanijos pastarieji veiksmai rodo tą pačią dvejonę. Vietoj to, kad sulaikytų sankcionuotą tanklaivį Harriot Tide, jis buvo palydėtas iš Ispanijos vandenų į Maroko Tanger Med uostą. Laivas neteko varomosios galios netoli Ispanijos krantų, o valdžios institucijos šią situaciją traktavo kaip jūrinio saugumo klausimą, o ne kaip galimybę įgyvendinti sankcijas. Šis skirtumas tarp deklaruojamų įgaliojimų ir realaus elgesio yra būtent ta priežastis, kodėl ES dabar svarsto drastiškesnės priemonės, nes teoriškai priemonės egzistuoja, tačiau realybėje valstybės dažnai nusprendžia jų nenaudoti. Vyriausybė susilaiko daugiausia dėl teisinių ir finansinių rizikų, nors jau supranta, kaip Rusija apeina taisyklės. Tanklaivio sulaikymas ar užlaikymas kelia sudėtingus klausimus dėl jūrų teisės, vėliavos valstybės atsakomybės ir to, ar laivas laikytinas faktiškai be vėliavos. Sulaikymas taip pat atveria vyriausybėms kelią į laivų savininkų ir draudikų ieškinius, taip pat atsakomybę, jei incidentas sukeltų aplinkosaugos žalą. Tokioje aplinkoje stebėjimas atrodo saugesnis nei veiksmai, net jei kontrolės priemonės techniškai egzistuoja. Būtent dėl šio teisinio delsimo ES ir EUK dabar juda link visiško draudimo teikti jūrinės paslaugas, kurios palaiko rusiškos naftos eksportą. Dabartinės sistemos problema ta, kad kontrolė remiasi kainų ir dokumentų tikrinimu, o tai suteikia šešėlinio laivyno tanklaiviams laiko judėti toliau, kol valdžios institucijos dvejoja. Visiškas draudimas išsprendžia šį sudėtingumą nustatydamas paprastą taisyklę: rusiška nafta, gabenama naudojant vakarų draudimą, laivybą ar susijusias paslaugas, yra neteisėta. Pagal dabartinę sistemą šalys gali nuolat atidėlioti veiksmus, kol peržiūri dokumentus ir vertina atitiktį. Įvedus visišką draudimą, tokia galimybė išnyksta. Jei tanklaiviui, gabenančiam rusišką naftą, leidžiama praplaukti jų vandenimis be jokių veiksmų, valdžios institucijos tiesiogiai leidžia neteisėtą veiklą pagal savo pačių taisyklės. Tai visiškai pakeičia spaudimą, nes neveikimas tampa pažeidimu. Paprastai tariant, sulaikymas nustoja būti politiniu pasirinkimu ir tampa pagrindiniu būdu, kaip vyriausybės įrodo, kad jos įgyvendina draudimą. Iš esmės dabar svarbiausia ne tai, kaip parašytos taisyklės, o ar Europos šalys bus pasirengusios jas vykdyti. Jei bus įvestas visiškas jūrinių paslaugų draudimas ir jo laikysis EUK, tai nereiškia, kad rusiškos naftos eksportas iš karto sustos, tačiau atsiras vis daugiau vėlavimų, draudimo problemų ir didesnė rizika kiekvienam kroviniui. Ilgainiui toks spaudimas eksportuotojams paliks vis mažiau realių pasirinkimų, arba sutikti su didesnėmis sąnaudomis ir rizika, arba mažinti apimtis. Idėja ta, kad kai ignoruoti pažeidimus taps brangu savaime, laivų stabdymas taps įprasta reakcija, o ne išimtimi.